į gydytojo kabinetą įeina mergina. Prašome nusirengti. Gydytojas šaukia. Nu kam, sako, taigi man ausį skauda. Ausį, va čia, va, viduj giliai skauda. Nu tuomet jūs ne pas mane, aš okulistas. Kitos duris. Šiandien atsikėliau 3:30 ryte. Dėmesio, triukas atliktas profesionaliai. Prašom nekartoti to namuose. Geras. 3:30 tai yra žmonių, kurie kelia tokį metu. Tu šiandien, pažiūrėk, 4. Aš prabudęs buvau 5 minutėm. Studentas Marius visada perka 2 duonos kepaliukus, todėl, kad viena duona sotus nebūsi. Šitas geras. Šitas man patiko. Žodžiu, eina jungtinių valstijų generolas, armijos generolas per Teksasą, per vieną iš miestų. Ir taip, reiškia, tie salūnai tokie sustatyti. Ir žiūri prie kiekvieno salūno taikinys ir su kulka pataikyta į taikinių patį viduriuką, ant salūno durų, žinai. Blembačkai eina toliau. Nu ir visur, kokie 20 tokių taikinių. Mato taikinys ir vėl pataikyta į patį centrą, į 10. Tada jis eina į vieną iš salūnų ir sako, klausykit, labadiena, aš tarnauju Jungtinių valstijų kariuomenėje. Sakykite, jūsų miestelėje gyvena labai taiklus šaulys. Kas jis toks? Sako, čia Raižas Bilas. O tai kur jis yra? Aš norėčiau jį pakviesti į kariuomenę. Jis labai gerai šaudo, jis labai geras snaiperis. Mums kariuomenį tokių reikia. Sako, jis nežinau, geriau jo nekvieskit. Tai sako, kaip neis, taigi jis visur pataikės, yra į taikinį. Sako, esmė tokia, kad iš pradžių šauna į salūno duris ir tik paskui taikinį nupiešia. Geras. Raižas Bilas. Okay. Vaikas klausė mamos, mamyte, tu jaunystėje žiūrėjai serialus. Nu, kodėl tu klausi dabar Zauro manęs šitokio klausimo? Dar vienas. Kaip, sako, aš galėjau sugadinti žmonos gimtadienio, jeigu aš jo net neprisiminiau, nu. Nieko blogo. Dar toks žaismas anekdotas. Gydytojo man niešti tarp kojos pirštų, tarp kurių. Nu, jeigu turėti tarp nykščių. Dar vienas toks sudėtingas ir intelektualus. Jehovos liudytojai paskambinę į išgėrusio religijos filosofijos profesoriaus duris, jau po valandos buvo įtikinti priimti islamo tikėjimą. Geras. Okay. Nu, aš turiu paskutinį iš savęs. Skelk. Už gražiausius vakarus aš esu dėkingas simfoniniam orkestrui. Kaip įdomu, draugas sako, o tu dažnai eini į koncertus? Aš tai ne, bet mano žmona taip. Mergina visą laiką turėjo tokią spėlionę duot ar neduot savo, reiškia, kokiam nors vyrukui. Ir tą spėlionę visą laiką pradėdavo nuo kairės rankos. Ir tą spėlionę darydavo tik su kairė ranka, pradėdavo nuo nykščio ir pradėdavo nuo frazės duoti.